Sveiki! Vasaros antroje pusėje ir rudenį gėlynuose karaliauja šluotelinės hortenzijos. Jų gausu ne tik privačiuose soduose, bet ir viešose erdvėse. Šie dekoratyviniai krūmai tapo labai mėgstami ir tai visai nestebina, ypač kai iš arti pamatai jų grožį. Jei nusprendėte įsigyti šluotelinę hortenziją ir dar nežinote, kokios norėtumėt, apsidairykite aplinkui. Tikrai pamatysite kur nors pas kaimynus, prie daugiabučio namo ar viešame gėlyne augančius krūmus. Apžiūrėkite juos atidžiai, įvertinkite, kokie žiedynai, kokio dydžio ir kokios formos krūmai jūs labiausiai patinka. Ar jums reikia didelio krūmo, o gal jūsų gėlynas mažas ir jame harmoningai įsikomponuos žemaūgiai krūmeliai. Jei norite, kad jūsų soduose hortenzijos žydėtų ilgiau, pasirinkite kelias skirtingo ankstyvumo veisles. Prekyvietėse dažniausiai matome mažus augalus, kurie apie tikrąją jų išvaizdą mažai ką pasako. Tuo tarpu pamatę kelių metų krūmą, geriau suvoksite, kogi jums iš tikrųjų reikia ir nepadarysite klaidų. Labai gerai pastudijuoti veisles internete, bet tik pamatę jau paaugusius hortenzijų krūmus gyvai galėsite priimti teisingą sprendimą. Jeigu nusprendėte įsigyti kelis aukštaūgių hortenzijų sodinukus, nepamažinkite tarpo tarp jų. Hortenzijos gali užaugti tikrai labai aukštais krūmais, todėl susodinę jas teisingais tarpais išvengsite nereikalingo papildomo persodinimo. Ir dar, atkreipkite dėmesį, kaip hortenzijas veikia pasodinimo vieta. Visi šie krūmai, kuriuos dabar matote, kiek pamenu, pasodinti vienu metu. Tačiau pradžioje augantis augalai vešlūs ir gausiai žydi, tuo tarpu gale jie jau atrodo silpni, paskurdę, šakelės ištįsusios, žiedynai negausūs. Taip yra todėl, kad šioje vietoje auga daug didelių medžių, kurie meta šešėlį. Tai yra aiškus įrodymas, kad hortenzijas reikia sodinti saulėtoje vietoje. O dabar parodysiu, kokios hortenzijos auga pas mane. Iš karto pasakysiu, kad hortenzijų, kaip ir kitų augalų, kaip jie man bepatiktų, aš nekolekcionuoju. Tai yra, jų turiu tiek, kiek man reikia gėlynui. Pirmoji hortenzija atsiradusi mamos sode buvo Vanilla Fries 2018 metais ir tai buvo dovana. Tuo metu apie hortenzijas net negalvojau, neplanavau jų turėti savo gėlyne. Ir kadangi tuo metu įkomponuoti nebuvo kur, aš ją pasodinau visai kitoje vietoje ir porą metų laikiau ten. O jau vėliau atsirado poreikis štai būtent šitą vietą užpildyti kažkokiu dideliu augalu. Todėl aš nusprendžiau ją auginti tiesiog kaip aukštą krūmą. Tai dabar aš jos smarkiai negeniu. Nuskinu tik tai žiedynus ir palieku šakeles viso ilgio. Paskui pavasarį šiek tiek pakerpu viršūnėles, praretinu, iškerpu labai plonas ir netinkama kryptimi išaugusias šakeles. Žodžiu, formuoju gražų krūmą su plikais stiebais apačioje. Štai taip atrodo apačia. Keliu vainiką aukštyn, kad apačia būtų plika, o viršus platus ir gausių žiedų. Kodėl aš noriu Vanilla Fries turėti aukštą? Pirmiausia, tai todėl, kad jos šakos yra gana liaunos ir jos linksta žemyn, ypatingai po lietaus ir ypatingai, kai būna didelės žiedų kepurės. Šakos nusvyra, gula ant žemės. Norint išlaikyti gražų vaizdą, reikia jas parišti, kelt aukštyn. O kai bus aukšta, tai tos nusvirusios šakelės atrodys gražiai ir bus toks pusiau svyrantis krūmas.
Dėl tos pačios priežasties palieku daugiau šakelių, kad žiedynai būtų mažesni. Man kitaip nei tikriausiai daugelį hortenzijų augintojų nepatinka milžiniškos jų kepurės. Šis metodas, kaip aš auginu dabar šitą hortenziją, pasiteisino ir šiemet buvo pirmi metai, kai šakelių nereikėjo parišti. Nors buvo gana lietingas periodas, bet kaip matote, krūmas išlaikė savo formą. Štai čia yra hortenzija iš serijos Living. Ji vadinasi Living Touch of Pink. Tai buvo pati pirmoji mano nusipirkta hortenzija 2021 metais. Kodėl aš ją pirkau ir kodėl būtent ją, tai negaliu paaiškinti savo netgi dabar. Tai buvo gana spontaniškas pirkinys, gerai neapgalvojus, nes nelabai supratau apie hortenzijas tuo metu. Ir tiesiog turguje priėjusi prie prekeivio, kuris turėjo mažus daigelius, pernai metų tik tais išaknydinimo, tai visiškai maži daigeliai. Iš tų kelių rūšių, kurias jis turėjo, išsirinkau tą, kuri buvo su pačiais mažiausiais lapeliais. Nes man norėjosi mažos hortenzijos, gėlyno priekyje. Visiškai nežinau, ką aš perku. Kai aš ją įsigijau, sužinojau pavadinimą ir ėmiausi internete ieškoti, kasgi tai per augalas, kasgi tai per grožis. Ir žinot ką, neradau praktiškai jokios informacijos. Na, tiek minimaliai, kad neturėjau supratimo, kas tai yra per daiktas. Tais metais, kai pasodinau, žinoma, jinai man nežydėjo, nes buvo labai mažytė. Kitais metais jinai man irgi nežydėjo, nes prieš tai aš ją apkarpiau, taip kaip apkarpamos hortenzijos, gana trumpai. Na ir tada ėmiausi dar kartą internete ieškoti informacijos apie ją. Po ilgų paieškų radau porą video filmukų, kuriuose buvo apie ją šiek tiek pasakojama, bet taip bendro vaizdo taip ir nesusidariau ir taip ir nesupratau nei kaip ją genėti, nei kaip ją pražydinti. Pirmiausia, tai jinai pristatoma veisėjo kaip ankstyva, labai graži, įdomi hortenzija. Neaukšta, žemaūgė. Iš tos skurdžios informacijos, kurią radau, supratau, kad jos nereikia genėti. Arba reikia genėti ją visiškai minimaliai. Todėl kitą pavasarį aš jos praktiškai nenugenėjau. Ir jinai pražydo daugybę gražių žiedų. Gana anksti, praktiškai kartu su Vanilla Fries, kurią aš jau tada turėjau. Ir krūmelis buvo gana nemažas, apvalus ir su tiek daug žiedų, su tokia gausybė žiedynų, kad mane jisai sužavėjo. Aš jau buvau besisveikinanti su šita hortenzija, bet kai pamačiau, kaip jinai gali gražiai atrodyti, tiesiog apsidžiaugiau, kad jos neatsikračiau. Ir dabar jinai mane iš tikrųjų džiugina. Tik tais, kaip su ją tvarkytis, aš negaliu pasakyti, kad 100% žinau dabar. Jinai taip įdomiai auga. Lapeliai, kaip mato, tikrai mažyčiai. Žiedeliai irgi nėra labai išraiškingi. Retoki. Žiedynai nedideli. Bet jų yra tiek daug, nes jinai praktiškai išleidžia šakeles iš kiekvieno tarpulapio, kuris yra labai trumpas iš tikrųjų. Jeigu jūs pasižiūrėsit, kaip arti yra vieni lapai nuo kitų, matysit, kad jinai labai tankiai priaugina šitų lapelių. Ir reiškia, jau pumpuriukai, kurie išleis šakeles kitais metais,
yra labai tankus, jų yra labai daug. Todėl šitas augalas yra labai tankus mažomis šakelėmis, kurios paskui praktiškai kiekviena išaugina žiedyną. Na, vat šitokios mažytės jau visiškai. Žinoma, jeigu žiedyno neturi, bet šiaip šakelyčių yra labai daug ir jos visos žydi. Aš jums įdedu nuotrauką, kaip jinai atrodė pernai. Ir va štai čia yra rožė šalia jos, Leonardo da Vinci. Ir jinai su šita rožė labai gražiai atrodė. Kadangi krūmelis paaugo nemažas, rožė taip pat pasistebė šiemet gana smarkiai. Tai jisai jau čia man nebetelpa ir aš jį persodinėsiu šiek tiek labiau į šoną, kad atsirastų daugiau vietos abiem augalam. Gražuolė mažylė Polestar pas mane auga nuo pernai metų. Buvo pasodinta pernai pavasarį ir buvo dar tokia maža, kad nežydėjo praktiškai. Todėl šiemet labai laukiau jos žydėjimo. Bet sugrįžtančios šalnos nušaldė praktiškai visus išsiskleidusius lapelius ir jau bepradedančias augti šakeles. Buvo šiek tiek nerimo, kad gali ir neatželti, bet viskas baigėsi gerai sąlyginai. Atžėlė gana neblogai ir netgi truputėlį žydėjo. Polestar paprastai, kai žydi, tai būna gražus krūmas vien žiedų, lapai praktiškai nesimato. Tik šiek tiek vėliau jau, kai jau žydėjimas būna pačiame įkarštyje, ima augti tokios didelės šakelės aukštos, kurios truputėlį užgožia jų žiedynus, bet tai tikrai nesumažina šito augalo grožio. Polestar yra gana ankstyva hortenzija, jinai pražysta viena pirmųjų. Ir viena pirmųjų pradeda rausti. Ir kas man dar patinka, kad ji labai gražiai parausta rožiniais žiedeliais, po to pereina į tokį šiek tiek peleninį atspalvį ir tie žiedeliai nenuruduodami stovi gana ilgai. Miniatiūrinių hortenzijų genėjimas yra visiškai minimalus. Tiesiog iškerpamos mažos silpnos šakelės ir galima šiek tiek patrumpinti viršūnės, jeigu jūs nenorite, kad jinai labai jau augtų į aukštį. Kai krūmelis pasieks tokį aukštį ir tokį plotį, kokio man reikia, aš tada jau genėjimu koreguosiu jo dydį, jo plotį. Ir gal šiek tiek tas pats genėjimo principas bus kiek kitoks. Bet labai svarbu tokiam augalui, tokiai hortenzijai nepersistengti su genėjimu, nes šių hortenzijų žiedynų grožis yra ne jų didume, o jų gausume. Tai ne tokios hortenzijos, kurios užaugina didelės kepures, gal ir užaugintų, aišku, jeigu paliktum ten vieną, dvi šakeles, bet jų grožis yra tame, kad tų žiedynų būna labai daug ir jie sudaro nuostabią žydinčią puokštę. Štai čia yra pati mėgstamiausia mano hortenzija. Man jinai yra pati gražiausia. Atpažįstu ją iš visų kitų, nes jinai yra kažkokia išskirtinė. Vadinasi, jinai Vims Red. Kodėl jinai man tai patinka? Todėl, kad jos žiedynai yra purus ir ažūriniai. Jos sterilų žiedai yra gana dideli. Žiedynai taip pat yra nemaži. Labai gražiai augina krūmą. Aš palieku nemažai šakų, kad krūmas būtų apvalus, o ne vien tik tais stačios šakos su viršuje esančiais žiedynais.
Labai gražūs stiebai šitos hortenzijos. Tamsiai rudi, šiek tiek į bordo spalvą. Ir kas yra labai gerai, kad šita hortenzija labai gerai laiko savo formą. Jinai neišlinksta, nenusvyra, nenugula ant žemės. Ji visą laiką stovi štai taip tiesiai, nežiūrint to ar vėjas, ar lietus. Ir štai taip gražiai atrodo pats krūmelis. Nors hortenzijas rekomenduoja genėti žemai ir iškirpti visas mažas šakeles, bet aš ne visada laikausi šitos taisyklės, ypatingai dėl mažų šakelių. Bet ant šito krūmo aš jums galiu parodyti, kaip pasitarnauja šitos mažos šakelės tam, kad krūmas būtų užpildytas žiedais nuo apačios iki viršaus. Štai va šitos va šakelės, kurios žydi apačioje, yra tikrai labai plonytės. Bet galite matyti, kokio jos plonumo. Šita. Bet tame ir yra visas grožis. Kadangi krūmo apačia yra gana erdvi, to šakelės gauna pakankamai šviesos ir jos pražysta, užpildydamos krūmo vidų savo žiedynais. Todėl jis yra toksai vientisas, gražiai žydintis iš visų pusių. Ir netgi viduje. Žinoma, jeigu jūs norit milžiniškų žiedynų, jeigu jums patinka didelės hortenzijų kepurės, tai tada taip reikėtų iškirpti tas plonas mažas šakeles, palikti tų šakelių nedaug didesnių, jos užaugs aukštesnės ir suformuos didelius aukštus žiedynus. Aš ją įsigijau 2004 metais. Šitas krūmas yra apie metro aukščio ir ateityje aš jį auginsiu dar didesnį. Leisiu jam būti ir platesniam, ir aukštesniam. Jisai čia turi pakankamai nemažai vietos plėstis, taigi galės tą savo laisvai ir daryti. Štai tokios hortenzijos šiuo metu puošia mano gėlyną. O dabar siūlau dar kartą pasivaikščioti po viešas erdves ir pasižiūrėti, kaip puošiama aplinka prie naujai renovuotų namų Anykščiuose.